tiesa. Anoniminis alkoholikas grįžo girtas iš anoniminio alkoholikų susirinkimo ir negalėjo žmonai paaiškinti, su kuo gėrė. Tas tai žinojo. Čia gerai. Anoniminiai. Kodėl, sako, dauguma šiuolaikinių porų primena ledus? Ogi todėl, kad mergina dažnai būna ledas, o vaikinas vaflis. Žiauriai geras sulyginimas, ypač vyrų turbūt prasme. Taip, vyrukas grįžta namo iš poliklinikos. Sėdi, virtuvėje nieko nešneka. Žmona prieina, sako, kas yra? Nežinau, labai blogai. Sako, kas yra, Jėzus pasako, ką poliklinikoje sakė? Buvau pas gydytoją, tai man išrašė vaistų ir sakė, tas tabletės reikės gerti visą gyvenimą. Tai kad nieko tokio, kas čia tokio baisaus? Tai tu pažiūrėk, čia tik 10 vienetų. Eik tu savo. Dienos suskaičiuotas. Na, arba čia, žinai. Kaip meldžiasi kompiuteristas? Maldos pabaigoje sako vardant Dievo Tėvus ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Enter. Sako, du šnekasi, sako, tavo atminti, žinau, kaip auksinės žuvelės. Kokios žuvelės? Kaip auksinės. Kodėl auksinės? Come on. Geras. Du tokie iš gyvenimo dar. Čia tiesiog tiesos. Vyras, sako, paprastai privalėtų pamiršti visas klaidas. Kokia prasmė dviem žmonėms atsiminti tą patį? Labai geras patarimas. Mano žmona galų gale išmoko gaminti. Dabar man tik reikia išmokti visą tai valgyti. Anekdotas iš ateities. Pagalvokite, sako, kai turėsite savo vaiką, dabartinę, ne jauni žmonės, ir norėsite skaityti ją moralą ar šiaip pabarti, tai sakysite, klausyk, visai tu jau, tau jau 20 metų, gal tu suauk pagaliau, aš tavo metų tai per dieną 3 selfius pasidarydavau ir dar į Facebooką 4 postus parašydavau. Tu nieko nepadarai. Tinginį. Dar vienas, toks absurdas, sakyčiau. Ką, sako, susirinkom su draugeliu, sako, ir ką, pasikvietėm, reiškia, merginą. Kažko tai pavartojom, sugulėm, paskui pakilom, vėl pavartojom, vėl sugulėm. Sako, Jėtus Marija, vargšė mergina. Kokia mergina, sako? Tas, kur pasikviet? Ji tai netėjo. Upsi, galima sakyti. Ar turi dar nors užglaistymų situacijos? Čia irgi tiesa tokia. Sako, ryte vyras pabunda toks, koks užmigo vakare. Su moterimis naktėm, žinai, vyksta kažkokios metamorfozės.